Jūs po šito postu pamatysite nuotrauką, kai valdžios institucijos atvežė žmogų ir numetė tą žmogų prie ženklo, nes pas mus nebuvo vietos. Jisai gulėjo, paliko jį tenais prie ženklo, numetė ir išvažiavo. Ką šiai dienai noriu pasakyti, kad iš šitos gailestingumo namus pas mus patenka žmonės iš visos Lietuvos. Tai benamiai. Atveža žmonės, kurie niekam nereikalingi, jie turi realias problemas su sveikata, kažkas šlapinasi į kelnes, kažkas turi problemų su regėjimu, su klausa. Va tenais vienas senukas iš vis vos vaikšto, žodžiu, Aleksas vos vakar nenumirė, jie atvyksta čionais ir jie gyvena iki savo mirties. Pas jos sveikatos problemos yra tikrai labai didelės. Ir jie yra niekam nereikalingi, jų vardas niekas ir jų ateitys nekokia. Ir žodžiu, kodėl aš jums pasakoju darau šitą video ir pasakoju šitas istorijas. Man liūdniausia tai, kad, žodžiu, pas mus šitas centras yra perpildytas pilnas žmonių ir vietų jau nėra. Neseniai pas mus į įstaigą atvažiavo socialinės departamentas patikrinti, kiek žmonių pas mus, kokiose sąlygose, kiek tualetų, kiek kvadratų žmogui. Žinote, aš gelbėjau žmonės, gelbėjau ir juos gelbėsiu, nes mums atveža juos ir aš myliu šitos žmonės ir mes su žmona ir visa komanda tikrai padėsime šitiems žmonėms, net jeigu jie niekam nereikalingi. Galiausiai, žodžiu, valdžios atstovai čia gelbėja ukrainiečius, jiems išskiria pašalpas, išskiria butus, o saviems žmonėms jie nepadeda, mums jie nepalaiko, mums pinigų neišskiria, jokio finansinio palaikymo nėra. Šiai dienai aš jau neišgaliu išmaitinti visų žmonių per visą mūsų organizaciją. Vien pampersai reikalingi. Vakar į mūsų video atsiliepė vienas verslininkas, kuris nupirks pampersų šitiems saugusiems žmonėms. Man numeta tos žmonės, o iš kur man gauti pinigus, nupirkti vaistams, rūpintis jų sveikata, nupirkti maistą, vežti juos į ligoninę ir gydytis. Man tai yra tikra gėda, nes Lietuvoje mūsų socialinė sistema yra tikrai nekokia. Nes, žodžiu, žmonės miršta, jie atstumti yra, kiek aš atsimenu, nuveždomame į ligoninę, kai atvežam žmogų, kuris neturi nei dokumento, nei socialinio draudimo ir jis yra benamis arba narkomanas, kaip šunys meta lauk. Nes jie niekam nereikalingi, nenori niekas padėti. Darbo biržos priešindavosi, nenorėdavo iš vis jų priimti. Turėjome ginti šitų žmonių teisės, kad tik tai, žodžiu, padėti šitiems žmonėms. Pasakoju dar vieną istoriją tikrą. Pas mus gyveno toks benamis metus laiko, pateko niekam nereikalingas benamis, kuris atvyko pas mus. Jis gyveno nemokamai pusę metų pas mus. Mes, kadangi pas mus yra mokamas centras, ir, žodžiu, jeigu žmogus negali mokėti, mes, aišku, priimam visus, sutvarkom socialinę pašalpą, kurią jis atiduoda už pragyvenimą, kad mes nupirktume maistą, rūbus, vaistus ir pasirūpintumėm tiem žmonėms sumokėti komunalinius ir taip toliau. Tai, žodžiu, tas benamis pragyveno metus laiko, pusę metų gyveno nemokamai ir pusę kitų sutvarkėm socialinę pašalpą, kurią jis atiduodavo už gydymą, už pragyvenimą pas mūsų reabilitacijos centre. Žodžiu, galiausiai jis paliko mūsų centrą ir stovėjo prie upės ir ėjo kažkokia moteris, pasirodo, jinai yra, žodžiu, advokatė, jis jai pripasakojo visokių istorijų ir galiausiai jis parašo ant mūsų pareiškimą ir kodėl mes įmėme neva iš jų socialinę pašalpą. Policija iškviečia mane ir sako: Mariau, kaip tu drįsai iš jo paimti socialinę pašalpą, juk jis gyveno pusę metų be pinigų, o kodėl dar pusę metų negalėjo gyventi? Jūs įsivaizduojate, tai policijos atstovai, neturintis kompetencijos, suvokimo ir supratimo, kas tai per darbas dirbti su benamiais ir priklausomais žmonėmis. Dirbti, kai tavęs neremia, nėra jokių europinių pinigų, nėra jokio palaikymo ir dar jie mums sako, kaip aš galiu galėjau imti tuos pinigėlius. Kodėl aš nesirūpinau jų sveikata? Man tai gėda klausyti tokių nekompetentingų valdžios atstovų, kurie kalba tokius dalykus.
Žodžiu, esu nusiminęs, nusivylęs. Va, štai benamių centras, kuriame reikia pakeisti stogą. Ir, žodžiu, ir šitame centre mes darome iš to, ką mes turime, priėmame žmonės. Štokiose sąlygose mes gelbėjame šitos benamius. Todėl kreipiuosi į visus žmonės, kurie girdi ir mato šitą video, kad kreipiuosi į tuos statybininkus ar verslininkus, kurie atvažiuokit, padėkit, pastatykite šitiems žmonėms, pakeiskit stogą, įrenkite vidų, padarykit kanalizaciją šitiems žmonėms. Šią dieną aš neišgaliu išmaitinti jų visų. Kreipiuosi į žmonės, jeigu turite norą, nupirkit maisto, higienos priemonių, vaistų. Vienas verslininkas atsiliepė, nupirks pampersų šitiems žmonėms. Iš kur man gauti pinigus, kad padėti šitiems žmonėms? Mes iš to, ką turime, mes tarnaujam ir dirbame su šitais žmonėmis. Jeigu yra noras prisidėti finansiškai, prašau, padėkite dėl šitų žmonių, nupirkite konservų, nupirkite būtinės chemijos, higienos priemonių, apatinio trikotažo, šitiems, žodžiu, ir aš tikiu, kad, žodžiu, atsiras žmonių, kurie tikrai norės pasijungti prie šitų žmonių, senų žmonių gerovės, juk jie niekam nereikalingi. Ir man tikrai skaudu ir liūdna matyti, žodžiu, gelbėja valdžios atstovai visus kitus, ukrainiečiai, pabėgėliai, viskas tvarko, reikia jiems padėti, bet jiems dalina pinigėlius, socialinės pašalpas, jiems dalina būstus, o savus žmonės nesirūpina jais. Mes esame atstumti, nesuprasti, nusivylę, įskaudinti ir visiškai esu nesuprastas, kai, žodžiu, reikia padėti šitiems žmonėms, dar bando kažką kritikuoti mūsų. Todėl kviečiu visus pasijungti prie mūsų šitos tarnystės šitiems žmonėms. Jeigu turite norą, parašykite mums ir susisiekite su mumis. Ačiū.